Kažko kviečia mane. Gautas iškvietimas. Kas yra? Dantį skauda. Ką? Bet tai nieko, esi vietoje yra. Viskas gerai. Tegu būna, ne? Gerai, užsidaryk tik tai stikliuką. Ir padirb dar, biškai mačiau su kojytėm. Gerai mačiau aplinkui tą berniuką šaunuolis. Labas rytas, bičiuliai, šiandieną esame kaip visada Kartlande ir mokinamės su sėdėsena kažkiek tai nukelt užpakalį. Gerai, dabar dar vieną. Žinot, kur važiuosim? Atsiimt KTM-o. Noelis buvo palikęs tvarkyti šiam sezonui perrinkt variklį. Tai įsiaiškinsim, ką jam padarė ir papasakosim kiek įmanoma daugiau. Ir dar viena naujiena, kad parėjo lipdukai. Tai va, tai turim sumąstę tokį dalyką, kad realiai šiandien nerodysim lipdukų, bet norim, kad komentaruose kažkas spėtumėt, kokios temos tie lipdukai. Tai ta prasme ne tai, kad spalvos, bet ten yra grinai tema. Tai kokios temos tie lipdukai. Ir spėjusiem, atspėjusiem padovanosim daug visokių motociklo priežiūros priemonių, lipdukų, gal kažkam knygutę. Tai būkit aktyvūs, sudalyvaukit, pakomentuokit. Čia kalbam aišku apie Noelio motociklą. Nu, atitrūko, dabar paleido gal tas berniukas. Opa, atsitrenkė į kuolą. Nulaužo gražiai čia į tą nocą. Bet va čia man lyg išvažiuoja tiesiai paskui ant kolonos, blemba, galėtų biškį tą kampą kitaip išlaužti. Oho. Uždėsiu biškį kamerą, gerai? Palauk, tik nustatysiu, kad gerai matytųsi. Palauk. Maždaug čia taip ir važiuoja, ne? Gerai, Galilėja. Tu mane pastumai. Ne, aš su penktu.
temos. Pasiruošęs. Sveiki. Kuriam dar klipą iš pasiruošimo. Įtrauksim kokį. Sveiki, Artūrai. Labas. Tai kas dabar čia gavosi? Nu, gavosi? Gavosi, ne? Gavosi. Daug tų Nu, darbų ten, gavosi. žinai, aš tau parašiau, ko dar, sakykime, čia reikia tokių dalykų dar biškiai. Čia yra O apsukų dabar- varščiukas, čia yra apsukų, čia yra CO varščiukas. Tas CO varščiukas yra, nu, jisai, nu, ta kūro mišinio ten laisvoje eigoj, tas varščiukas. Ir viskas, čia daugiau realiai, nu, adatos aukštis, žinai, gali būti. Gali būti tas daiktas, nu, aišku, čia reiktų, žinai, pažaisti, bet, nu, jie visi deda su tokiu kaip standartiniam neminiukė. Tai tada, bet čia aš siūlyčiau tai pabandyti iš pradžių jam duoti Kaip dabar pavažiuoti. yra, Jo, ne? 7 klikai buvo 2. Jisai vis tiek truktels dabar, žinai, nes, nu, buvo 7. Sankaba grinai išplauta, išvalyta, aš netraukiau tų švarštelių, kur faktoriniam stovi, Aha. tai galima daryti, žinai, nes pat taip stovėjo. Mano važiavo taip pat. Buvo tokie dalykai, jis agresyvesnis, net su tais, bet reikia gazo daugiau duoti, žinai, nu jis tas, tasai, nu Aha, supranti, aha. tas, kai tu sakai ten, startė visi opis, kol pavijo, Taip, o jie visi taip, taip, nurūko taip, ten, žinai. taip. Tai teisingai jis tau pagal viską važiuoja iškart, bet nėra momentinio starto Aha. nėra. Tai čia, bet čia vėlgi, čia, žinai, čia žaidimas su tais 50-kem, čia reikia, žinai, žaisti. Aš čia padariau tokį vamsdelį, nu jis buvo čia sukištas, čia yra alsoklis. Jis tai buvo suspaustas, nu biškė, aš čia pragrėžiau, žinai, tokios Aha, saviveiklos. Bet, nu, taip turi būti čia suspausta, nu, tai gal čia, net ne, nu, viskas čia gerai, žinai, čia taip kaip ir buvo, tik čia buvo suvaryta pas tave tas kitas šlangas va čia. Labai prispausta, čia jums čia supermoto reikia tos, kad čia Jo, pakelis būtų. nubėgimai. Tepalas naujas, filtras išplautas. Nu, detalės, įvardinau, čia viskas guli. Senas visus, įstumoklis, švaistiklis, guliai, salnikai, čia viskas nauja. Čia šiaip dabar, bet stovėjo paskutinis stumoklis, nežinau, kokiais sumetimais, kas čia įdėjo, žinai. Čia, kai buvo 3.9.8, taip ir stovi dabar 3.9.8. Nu, bet iš esmės pažiūrėjo, ten viskas gerai, ten, nu, kaip ir viskas atitinka. Aha. Nieko nėra bėdos. Čia nereikalinga detalė, čia jau. Ateik, nesišaldyk, kad girdė. Ai, ne. Paliek tu tą paskui pasims. Meti tu jį. Yra standartas 40 šitą tai aš tau atiduosiu, žinai, yra 3.8, gal tau tiks? Aha. Nu čia atiduodu, taip, Gerai. man nereikia jos kabo ten, žinai, čia. Nu gal tu ten kažką darysi. Nu gal kokioj trasoj, žinai, žiūrint kokia pirma sudėta, tada gal. Aš su pirmotu negaliu, žinai, kažką patart, nes, nu, nelabai, žinai, nelabai iš ten buvau tose dalykuose, žinai, tuoj pasižiūrėti. Nu taip, buvai, kai atvežė į motociklą. Nu, jinai realiai tau bus per ilga, su ta žinai. Taip, bet tai gerai, nes aš tada pasitrumpinsiu. Jo, tu pasitrumpinsi, jo. Gal spynelės nėra, tai nu ten nuo tų uždėsi, čia jokių problemų nėra. Čia tai variklio gal, ne? Jo, čia keičiau čia tą dabar tam gazų. Ar tau patinka tepalai? Aha. Patinka tepalai. Tau reiks tokią grandinę ant kaklo tada padovanoti. Ar ne? Variklio grandinę. Ką? Nežinau, bet tu pas dėdę jau prašyk, žinok, šito popieriaus, nes rankas tai tau reiks valytis. Nu, yra tokia dar pasink, žinai, nu, čia, žinai, man jų nereikia, ten vis tiek reiks anksčiau ir vėliau, žinai, neslau, žinai, tai aš gal, žinai, ten, nu, kažkur ten, Nu, taip, naudota taip. sena, aišku, čia. Nes mes kaip atvarėm irgi ten tai paskui sako, jums čia reikia dėti priekį tokį galą, tokį, sakau, aš vakar nupirkau tik tą motociklą, aš sakau, tai neturiu nei vienos to žvaigždės, žinai. Nu tai sako, nieko nebus, nes čia sako, nes jis, žinai, rėkia belė kaip ir viskas, nu ten taip kaip buvo uždėta, kaip buvo padaryta. Tai gazas čia kaip pulės mocis šitas. Gazas. Nežinau, kada aš esu rinkau. Man pačiam įdomu, čia tik savaitę, žinai, sakykim. Ir tas pariebintas, kaip nepatogiai. Sakai, gal, gazavosi, nes tas trosas buvo biškį- įtemptas, aš sakau, atvažiuoju ten apsukas ir nekrenta niekas, man ten, žinai.
jeigu kas tą varžtą ilgą, žinai, jeigu tau bus per mažai apsuku, čiut pasisuk į dešinę pusę. Prisukinėta, ne? Nu, į dešinę pusę, kad pakelti atsuką. Jisai paskiau įšyla labai, žinai, nu, padidėja. Švilpia gerai. Pirmai tai lyg nešvilpė. Švilpia, dabar aš girdžiu, kad švilpia gerai. Jo, bet tada tai nešvilpė. Nežinau, bet nu, šiek tiek švilpia man, kad tai, nauji tie buvo, tai taip su švilpesiu tokiu, va dirba, tai... Nori, nu, aš čia viską, žinai, nes jam reikia nori, žinai, radiatorius. Išpili antifrizą visą laiką, reikia su atidarytų kamščių, pavyzdžiui, jeigu nusipilsi, palankstyk, kad pradėtų nubėgioti antifrizas, nes kiti pripila ir taip užsuka ir važiuoja, jis nešyla, paskui cilindras šyla, o radiatoriai nešyla. Jeigu jau tada reiškia, nusipilsi tepalą, paguldysi ant krono, atsisuksi, nu, atsisuksi tenai. Ir čia yra tokie 3 ant 8. Po vieną, nu tik tolygiai, vienas, antras, nu po kiek klikų tu norėsi atleisti. Ten yra tas, kad būtų Taip. Yra 3 ant 8 galvutė, paimsi, tik, čia buvo 2, dabar 7. Nu jis tikrai bus jam, paaiškint reikia tiesiog. Jeigu per stipriai atleidinėt, atleisti, tik kairį. Manau, kad gerai, nu, jeigu aš kažko dar, tai parašysiu kokią žinutę. Geriau tu paskambink, žinai, nes aš Da. kartais būna nežiūriu, aš užsuku čia kraniuką, kad tu čia. Gerai. Jo, bet aš gal... Nu, turiu aš kaip lietaus padangas. Su ratlankiais, tai jaučiu, kad gal ir biškį atšals ir į aukštadurį kokį nuvažiuoti ten. Nu tai. Geriausiai suprasti. Ką, dėkoju labai ir iki pasimatymo. Jo. Reikia ką skambink, žinai, pasiklausi, žinai, jeigu ten kažko tavo visiškai neaišku. Jo, gerai, gerai. Gerai. Ten sakau, bet sakau, tu tais klykais, nu, Nu, padaryk iššūkęs, žinai, nu, žinai, tiek sakau, kad tie vaikai, žinai, kad tu, žinai, važiavo taip, kad neišsigastų. Va, Nu, tai, žinai, taip, būna jiem, taip, žinai, taip, tas Jisai, jisai, žinai, taip darys, bet kokiu atveju darys, nes sankaba vietoj ten, aišku, jinai dirbusi, matosi, kad jinai važiuota, bet, žinai, ten, kad jos ten kardinaliai keisti, ten krūva šaibų, žinai, ten jeigu visą, nu, su visko, kas yra vėl nauja tau idėja, tai čia, aš nežinau, kiek jinai kainuoja 500 eurų su visom karzinom ten, tai, žinai, nu, tai tas pagalvok, nu. 500 remontai, tai dar dadėsi naują, nusipirksi. Jau naujas nu, išeina, supranti, tai čia. Bet čia bus viskas, manau, gerai. Čia gazo duos, važiuos tik, kad prisipratintų. Va taip reikia. Gerai. Tie palai nuėjai, filtrai išplauti, gali drąsiai. Gerai. Iki. Tai kągi, bičiuliai, mes jau po pietų mygo, išsimiegoję, sėdžiu, montuoju vidosiką. Daug kas buvo rašęs dar privačiai, kad reikia mikrofo. Tai tikrai įsigysiu iki sezono pradžios mikrofą, žinau, kad tikrai bus daug fainiau. Ir kamerą noriu pasikeisti. O grįžtant prie to, kad motociklą pasimėm, jau beveik paruoštą, likę ten keli dalykai. Užsisakiau gazo rankeną, trosą, bet viskas bus po 2 savaičių. Tai šiaip intensyviai ruošimės sezonui, realiai balandžio gale pirmas etapas Supermoto Smolininkuose, tai tikiuosi iki to laiko dar išlėksim ant asfalto, kas būtų tikrai į temą. Nu, aukštadurį pavažiuoti neišeis, nes kartingai viską išsinuomavę, tai bent jau aikštelė ar Smolininkuose. Na ir kaip sakiau, turiu dovanų, Motulio tepalai. Tai žodžiu, padovanosiu 2 tepalus ir lenktynininko Noelio knygutę. Tie, kas bus aktyvūs, dalyvaus, atspės ir žodžiu, kokia spalva, kokia tema bus Noelio šių metų motociklas. Tai va, draugai, būkit aktyvūs, dalyvaukit ir susimatysim. Iki.